Eglės pasakėlės. Gimtadienis Saldumynų karalystėje. Kartą mažame kaimelyje gyveno mergaitė vardu Ema. Ji buvo linksma ir smalsi, o svarbiausia mėgo gimtadienius. Šiais metais jos gimtadienis buvo ypatingas, nes jai suėjo 10 metų. Visą savaitę Ema svajojo apie didžiulį gimtadienio tortą, kurį valgys kartu su savo draugais – Jonu, Lėja ir Benuku. Tačiau likus dienai iki gimtadienio įvyko kažkas neįtikėtino. Ema pabudo vidury nakties nuo tyliai barbenančio garso. Ji atsimerkė ir pamatė, kaip jos kambario viduryje atsirado mažytis durų rėmas su užrašu: Stebuklingų tortų miestas laukia tavęs. Kas čia per miestas? Nustebo Ema. Durys tyliai atsidarė, o už jų žibėjo spalvotais žiburiais nusėtas takas. Smalsumas nugalėjo ir Ema, apsirengusi savo mėgstamą suknelę, įsispyrė į batus ir žengė takučiu. Pasirodė, kad už jos durų jau laukia draugai Jonas, Lėja ir Benukas. Mes visi sapnavome tą patį, nustebę kalbėjo draugai. 4 draugai drąsiai žengė taku, kuris juos vedė į keistą ir spalvingą vietą. Tai buvo stebuklingų tortų miestas. Čia namai buvo padaryti iš šokoladinio biskvito, tiltai iš karamelės, o upės tekėjo vaisiniu kremu. Gatvėse lakstė vaikų dydžio sausainiai, o medžiai buvo padengti cukraus vata. Sveiki atvykę į mūsų miestą, tarė draugiškas braškinis pyragėlis vardu Kremius. Mes turime bėdą. Mūsų didžiausias gimtadienio tortas buvo pavogtas. Be jo miestas negali švęsti. Kas jį pavogė? Smalsavo Ema. Kremius pirštuku parodė į aukštą kalną miesto pakraštyje. Ten gyvena Pikdžiugas, senas ir nelaimingas tortų vagis, kuris nekenčia švenčių. Jis pavogė mūsų tortą ir užrakino savo tvirtovės duris didžiuliu raktu. Mes negalime jo pasiekti. Tai tikras nuotykis, sušuko Jonas. Padėsim jums susigrąžinti tortą. Draugai kartu su Kremiumi leidosi kelionę. Jie perėjo per saldainių džiunglės, kur reikėjo susidraugauti su ledinukų liūtais, užkopė į meduolių kalvas, kurios slinko tarsi smėlio kopos, ir net perplaukė Grietinėlės ežerą irkluodami šokoladiniais šaukšteliais. Pagaliau jie pasiekė Pikdžiugo tvirtovę. Kaip ir Kremius minėjo, durys buvo užrakintos didžiuliu raktu, tačiau draugai pastebėjo, kad Pikdžiugas mėgsta mįsles. Virš durų kabėjo lentelė su užrašu: Atspėkite, kokia paslaptis torto viduje ir raktas bus jūsų. Ema susimastė. Torto viduje? Gal braškės? Ne, per paprasta. Gal karamelė? Bet tada jį prisiminė, kaip Pikdžiugas nekenčia švenčių. Paslaptis yra džiaugsmas, sušuko ji. Staiga raktas atsirado iš niekur nieko ir nukrito tiesiai į draugų rankas. Jie atsargiai atrakino duris, pamatė milžinišką tortą, kuris švietė visomis vaivorykštės spalvomis, o Pikdžiugas sėdėjo šalia. Jis buvo liūdnas ir niūrus. Kodėl tu pavogei tortą? Paklausė Ema. Pikdžiugas paaiškino, kad jam niekas niekada nerengė gimtadienio šventės, todėl jis pavydėdavo visų kitų džiaugsmą. Ema nusišypsojo. Jeigu nori, prisijunk prie mūsų, švęskime kartu. Nustebęs, Pikdžiugas sutiko, o kai visi kartu parnešė tortą atgal į miestą, prasidėjo nepaprasta šventė. Buvo juoko, muzikos, žaidimų. Net Pikdžiugas šypsojosi, ragavo tortą ir mėgavosi draugų kompanija. Ta naktį Ema ir jos draugai grįžo namo. Jie buvo kupini džiaugsmo ir nuotykių prisiminimų. Jie suprato, kad tikros šventės esmė yra ne tortas. Tai yra draugystė ir dalijimasis džiaugsmu su kitais.